Neturėjo babutė vargo, tai nusipirko paršelį. Va, mano traktoriaus ta deka klebetuoja, kai sukasi nedideliais apsukimais ir dar priedo jinai kiaura. Tai nuėmiau diržą, ištraukinėjau ten visokius šudukus, laidus, atjungiau, jungtis. Nemažai čia jų yra, todėl aš filmuoju, kad nepamiršiu, kaip čia jas atjungti, kur čia jas sukišti vėl atgal. O, atsijungia. Ten, ko josai kabo. Dar galvose šitos paprastai neatsitraukia. Teko atjungti kitam gale. Na ir va, pagaliau užsitraukiu dienos šviesą. Peiliai atrodo visai neblogai, viskas kaip ir tvarkingai, čia man patinka. O diržas nudilęs iš šono ir kartais įkrenta giliau, kartais aukščiau, tai dėl to drebėjimas. Stabdis su spiruokliu, tą spiruoklę kažkokiu tai būdu sugebėjau nulaužti, tai va, šitas galas čia. O kitas galas jos, štai, čia liko. Kaip reikia sujungti, neįsivaizduoju. Na, nusiimam diržą, čia jį saugo tokie varžtai, kad jisai nenukristų eksploatacijos metu. Va, diržas. Jau nusipirkau naują. Ir ta deka, dėl kurios aš čia iš esmės ir radžiau, va, skylės tokios. Matosi, kad čia jau remontuota su stiklo audiniu ir epoksitke. Bet ir tas remontas jau prakiūro. Tai išsivalom viską švariai, gražiai. Daug šitos žolės pridžiūja po žiemos. Dar švariau bandau, bet ne taip lengva ten jų išvalyti iš tikrųjų. Net ir mechanizuotai. Kvapas geras toksai nuo tos degančios žolės. Valom. Ir bandom įvertinti situaciją. Tai štai. Šitas visas viršutinis plokščia dekos dalis, kur peiliai pakelia žolę į viršų, visa iškorėjus, taškinė korozija ir praėjus jau kiaurai. Na, taip, va. Čia matosi, kad užtaisytas epoksitke. Bet ta epoksitkė jau irgi kiaura vietomis. Nežinau, reiks kažkaip bandyti remontuoti. Visą šitą dalį norėčiau pakeisti. Išsipjoviau šabloną iš kartono. Tada iš skardos 2 mm. Šitą bordelį tikiuosi sujungti šitoj vietoj. Bandau atbortuoti. Na ir bortuojasi visai nieko, gana lengvai čia man sekasi. Visiškai čia šitą vietą nesunkiai pasidarė. Visai skardininkas pasijaučiau. Va, štai ta vieta, į kurią čia turėtų ateiti tas mano gaminys. Bandau nukrapštyti, kaip čia jisai laikosi. Nelabai stipriai laikosi, atšoka, o papačia netgi parūdyja gerokai, o šita dalis iš vis atšoka labai lengvai. Visas gabalas, padalinau šitą gabalą į mažesnės dalis, pažiūrėt, kaip čia jisai nusiims. Ir nusiima, va, štai va šitai. Labai paprastai. O vaizdelis po apačia. Va, štai toks. Vaizdelis nekoks. Nekoks. Oi, nekoks. Tai va, dedu aš tą savo pusgaminį, supjaušiu tokiom sparneliais ir tos sparnius reikia užlenkti. Nu taip, bandau paprasčiausiu būdu, su rankom.
ir lenkiasi visai nesunkiai ir tas užlenkimo, tas profilis gaunasi visai panašus į tą apsaugą, bet pirštai negeležiniai, tai dabar bandau su stipresnėm priemonėm tokiom, daugiau kontrolės šiek tiek, tai išsilanksta visai taip, neblogai sakyčiau. Gali pataisyti kažkiek tai, tada aišku gaunasi, kad čia persidengia viens per kitą, reikia nupjauti tos persidengimus. Nupjoviau, prisegiau galus ir pirmas 2 siūlės privirinau, patikimai, bet nelabai gražiai. Iš karto nepasakiau, bet virinau elektrodais 2,5 mm, o po šlifavimo gaunasi kažkas tai tokio. Šiaip pusė bėdos atrodo, visai neblogai sakyčiau, gaminys. Ir jeigu jį taip uždėtum ir įstiktų, tai būtų žiauriai šaunu. Išpjaunu povėkus, bandydamas pataikyti pagal to mano naujo gaminio kraštus. Netaip čia lengva pataikyti, darbo taikant daug, bet šiaip netaip pridėjau. Privirinau apačią, viršų tik prisegiau ir nebenaudojau to briaunos, nupjojau tą briauną. Ir dabar bandau nulupti tą tolimesnį epoksitkės sluoksnį ir dar tolimesnį. Ir štai jinai visa jau nulupta. Po apačio aprūdijus, bet didžioji dalis būtent čia. Tai naujas gabaliukas. Išpjaunu seną, pritaikau, privirinu, tada naują darau, išpjaunu, išlupu. Privirinu, ir tada šlifuoju ilgai ir iš vidaus visai neblogai atrodo, iš išorės prasčiau šiek tiek, bet ne viskas čia privirinta tik apatinė siūlė, o štai ta arčiau centro tik prisegta. Ir liko man dar, čia tų kiaurų vietų dar gerokai nemažai, turbūt nemažiau kaip šitiek reikia pakeisti dar. Tai Atsibodo man su savo tais elektrodais virinti, nelabai gražiai sekasi, tai nuvažiavau pas draugą, kuris turi kempą ir gal daugiau patirties, tai pas jį dar padirbėjome gerą pusdienį, pagaminome naujas dalis, naujus lopus, išpjovėme visas likusias supuvusias vietas. Audrius paaukojo savo laiko ir galutinai užbaigė visus virinimo darbus. Parsivežiau dėką namo ir štai jinai jau tvirta, be skylių, suvirinta. Tačiau visas tas suvirinimo siūlės reikia apdirbti, nušlifuoti ir pagražinti. Kaip sako, nėra tokios suvirinimo siūlios, kurios nepataisytų šlifavimas. Tai sėdžiu ir šlifuoju. Nuobodžiai, ilgai, bet čia nepaskubėsi. Šlifuoju ir šlifuoju. O vidinė pusė dar padengta rūdėmis ir senais dažų likučiais, kuriuos kažkaip reikės pašalinti. Tai su šlifuokliu tiesiog pašalinu didumą, sudraskau senus dažus. Štai kaip atrodo įvirintos detalės ir siūlės po šlifavimo. Aš patenkintas, viskas kaip ir neblogai, bet viskas dar gerokai surūdyja čia vidury. Reiktų apmažinti kažkaip tų rūdžių, o kitoje pusėje reikėtų nuvalyti senus dažus. Kaip pašalinsiu rūdis ir kaip dažysiu, tvarkysiu ir užbaigsiu dekos remontą, sekite, bus daugiau.